pulkininkas Jonas Kešas. Jonai, galite kalbėti? Labą dieną visiems susirinkusiems. Sveikinu Jūs. Kaip nebūtų keista, jau 36-osios pirmosios Vilniaus šaulių priesaikos Gedimino pilyje metinėmis. Tai buvo tikrai 34 žmonėm, aktyvistam, kurie priėmė, davė priesaiką. Ir aš dabar žiūriu į šitą nuotrauką, kurioje tie pirmieji šauliai nufotografuoti kunigo Keinos. Šalia stovi kunigas Sigitas Tamkevičius ir pirmoji Vilniaus rinktinės vėliava pašventinta. Tai buvo tikrai labai gražus metas ir tie, kurie dabar yra susirinkę, sveikinu Jūs visus. Gražu, kad prisimenate. Reikia prisiminti ir tuos, kurie jau yra išėję, pirmieji ir amžinatilsį Bastė, ir Milvita, ir Kentra. Žodžiu, dirbkime toliau. Dabar kitokios sąlygos, kitokia šaulių sąjunga, bet mūsų pradžia, mūsų pradėtas darbas, tikrai jis buvo reikšmingas, tikrai davė pradžią Lietuvos ir kariuomenės kūrimui, ir stojimui į NATO, ir dabar tai sudėtingai geopolitiniai situacijai įveikti. Tai sėkmės Jums visiems, geros dienos ir geros gražios šventės. Atsiprašau, kad negaliu dalyvauti, nes šiek tiek stiprokai esu įklimpęs su stuburu, jau ir lazdos nebeužtenka, ką padarysi. Bus viskas gerai. Sėkmės Jums. Sveiki, ačiū. Taip, mes tada pagal reglamentą bandom įteikti esantiems šauliam, kurie dovanoti 35-mečio nepriklausomybės atkūrimo medaliais. Tai va čia kuopos vado pavaduotojas šitą šaulių mūsų kuopos vėliavą išstatė. Įteiks Vlado Butvio Kutvinskio klubo prezidento pavaduotojas Liutauras Trumbulis. Broliai šauliai, prieš 36 metus mus visus surišo priesaika. Priesaika visam gyvenimui. Aš kaip sakau dažnai, vyras duoda dvi priesaikas gyvenimui. Viena, tuokdamasis su savo žmona, savo vaikų motina. Antra, priesaika duodama tėvynei. Taip kad tie 36 metai, dabar mes su Vytautu šnekėjomės, prabėgo kaip viena diena, galima sakyti, ir tiek daug įvykių. Ir kiek žmonių, kiek brolių savo mes jau nesuskaičiuojame. Gerai, kai Vilniuje daugiau jų išliko. Kaune, kurie mes dar gegužės 5 šiais metais po jūsų priesaiką, mūsų liko tik vienetai. Nekalbu jau apie pirmosius 18, kurie prisiekė prie Kutvinskio kapo. Tai va, taip kad aš noriu visiems palinkėti vieną. Mes dažnai kartuojam tą obalį. Mes buvome, esame ir būsime. Ir aš noriu visiems palinkėti. Ir toliau laikykime savo balsą. Mes buvome, esame ir būsime. O dabar
noriu jums pakviesti Kęstutį Kuzmaną. Apdovanojamas Lietuvos Šaulių sąjungos atminimo medaliu Šaulys laisvės gynėjas. Ačiū labai. Aš trumpai pristatysiu, nors matau daug ir bendražygių, ir bendraminčių salėje, bet matyt ne visiems yra pažįstame. Iš tikrųjų gautą medalį matyti aukščiausios tarybos gynimą, nes tuo metu buvau prieš 35 metus, buvo tokia kovos menų federacija, kur sportininkai, karate, taekwondo, ušų, meistrai pasisūnė į kovos menų federaciją, buvo prezidento federacijos. Ir tais lemtingais įvykiais būtent sportininkai labai greitai organizavosi. Jezevskas surinko sambo meistrus, Pocius surinko judistus, aš su Romu Kaušu iš Kauno surinkome karatistus, liaudiškai šnekant. Bet ten ne tik karate buvo, bet buvo bendrinis žodis karate. Nu ir ką, mes pradėjom tą aktyvę parlamento gynybą. Ir iš pradžių perimetrą saugojom, stogus saugojom, ieškom šitą, taip sakant, žvalgybą ir kontržvalgybą vykdėme. Po to iš mūsų atrinko, iš šito sportininko atrinko gal kokį mūsų 25-30 vyrų, perkelė į vidų parlamentą ir mes jau saugojom šios tarybos tuo metu atkuriamus Seimo vadovus. Landsbergį ir kitus. Tai tokie prisiminimai. Ačiū. Tėvynės labui. Norėsime pagerbti Mintautą. Rimvydą Mintautą. Rimvydas Mintautas apdovanojamas Lietuvos Šaulių sąjungos atminimo medaliu Šaulys laisvės gynėjas. Reikia, prašom. Maždaug į tą pusę. Gerai. Pirmiausia, ačiū už apdovanojimą. Kągi, linkiu jums visiems sveikatos, ištvermės. Būkite laimingi visą laiką, kiek esate. Kiek gyvensite, tiek būkite laimingi. Dar ir po to, jeigu ten kas nors yra, linkiu ir tam gerai būti. Sėkmės. Rimantas Grubliauskas apdovanojamas Lietuvos Šaulių sąjungos atminimo medaliu Šaulys laisvės gynėjas. Sveikinam. Katos, Rybės. Ačiū. Ir visiems ačiū. Šaulys mūsų iki mirties. Taip, dabar liktai mes iš sąrašo visus pavardinome. Gerbiamas Antanai, čia yra kiti, bet šiandien nedalyvauja, mes rasim kitas progas. Paskelbti reikės. Paskelbti galima yra. Pulkininkas Gaiževskis. Tai čia gal reikia prie arčiau kameros. Gaiževskis yra Iš mikrofono. vieno iš
vienosios divizijos štabo viršininkas, dabar tarnaujantis Lenkijoje. Tai atiduosim milijoną. Dar vienas apdovanojimas yra Juozui Širvinskui, Buvusiam Šaulių buvusiam Šaulių sąjungos vadui. kuris negalėjo. Taip, dabar pereinam prie kitos grupelės, reiškia, ką buvo pagarsinės apdovanojimų, tai būtent Vilniui ir tautai. Gerbiamas Antanas, komisijos pirmininkas, galėtų priminti, nuo kelintų metų gyvuoja. Nu jau 20 metų tai tikrai. Jo. Turbūt, kad dar nėra 20 metų, bet čia yra Algimantas Ernastauskas. Man teko Saulius Pavilaitis, jisai dabar Klaipėdai, bet sergantis negali atvykti. Ir Paviliunis Regimantas, tai čia buvo išmislas prie Damėro Imbraso. Ir jisai pradžiai teikė pažymėjimus, padėkas, paskui sugalvojo, kad reikia Vilniui ir tautai. Ir labai garbingas medalis jau apdovanota yra arti kokių 800. Tame tarpe ir Galibansas, Islandijos atstovas, ir Šuškevičius, ir mūsų aukšti karininkai, ir politiniai veikėjai, bet ir daug kas buvo apdovanota, prezidentai, bet buvo apdovanota ir menininkai, ir medikai. Tai va, tai mes irgi tęsiam tą tradiciją ir dabar Kaip Vilijus Janušauskas. pakviesim Vilijų Janušauską kviečiam. ačiū, kad gydote mūsų bičiulius ir visus Lietuvos. Ir kiek žinau, ir dar ir daugiau. Kaip iškės. Sveikatos. Nuotrauką atsisukit. Ir toliau galbūt Tai suteiksim atsakomą žodį, mes bandysim išnaudoti nominantus, kad jie biškiek apie save pasakytų, negu mes, kaip sakant, iš... Sveiki, aš esu Vilijus Janušauskas, širdies chirurgas. Aš dėkoju šitą apdovanojimą, aš priėmiau su pagarba ir atsakomybė ir iš esmės tikriausiai mūsų visų tas darbas panašus - padėti žmogui ir tokiu būdu padėti ir tėvynei. Ir aš šitą apdovanojimą tiesiog nuvertinsiu kaip priminimą, kad mes ir toliau turim daryti tai, ką mes turim daryti, tada kai reikia daryti. Ačiū Jums. tas pats reikia. Bet kad paįvairinti reikia vieną šaulį pakviesti. Taip. Vytautas Poška. Kviečiamas šaulys 1300 Ir pasakykit, ką veikia. nuotraukai dar. Dėkuoju už apdovanojimą, gal tiek nenusipelniau, kadangi tiek daug dabar nenuveikiu, bet stengiuosi kiek įmanoma dirbti Šaulių sąjungoje ir kiek įmanoma padėti. Ir taip pat kviečiu visus remti Šaulių sąjungą, ypač šiuo sunkiu metu, kada vyksta Ukrainoje karas. Ukrainiečiai kovoja ne tik tai už save, bet ir už mus kovoja. Todėl reikalinga Ukrainai padėti. Aš kiek galiu irgi padedu, visada duodam labdarą vežti į Ukrainą. Taigi prisistatykit, kas esate. Prisistatykit.
verslininkas šioks toks, o Pamergės savininkas, vadovas. Ir ką veža. Padedam, kaip sakant, antklodėm, pagalbėm, patalynę į ligoninės Ukrainos. Padedam Ukrainai nuo oranžinės Rusijos laikų, kai buvo Kijeve ten palapinės, kai gyveno, tada, kaip sakant, suteikiam posikuot ir porėtėm būti, jeigu kas prisimenat, kaip ten jie gyveno palapinėse ir oranžinė revoliucija. Nu, visą laiką stengiuosi padėti iš Ukrainai. Dėkuoju, Tėvynės sąjungai. Kviečiame Vytę Valeriją Maneikienę. Patarnaujate civiliam ir kariškiam, jaučiamės drąsiau. Policijos pirmininkas. Dar mes turim jūsų sudedamoji dalis. Esu labai sujaudinta iš tikrųjų. Toks apdovanojimas, kuris iš tiesų yra ne forma, o yra apdovanojimas širdžiai, apdovanojimas už nuopelnus Vilniui, miestui, kuriame išgyvenu ir tikiuosi baigsiu savo gyvenimą laimingai, kaip pasakė kolega vienas, už nuopelnus tautai. Na, tikriausiai nėra nieko labai ypatingo, mes tiesiog dirbom tą darbą, ką nusprendėm dirbti, ir jeigu pasirenki tą savo kelią ir pataikai tą savo kelią, tai nėra sunku. Ir man taip smagu matyti čia šiandien salėje savo bendražygį, savo tiesiog ligoninės draugą, su kuriuo mes daugybę metų kartu dirbame. Ir tai tik rodo, kad mes teisingam kelyje esame. Nesijaučiu nusipelniusi iš tiesų tarp tiek garbių žmonių, kuriuos čia matau salėje. Bet iš tiesų medikai, mes tie patys kariai. Ir mes tikriausiai esame tie žmonės, kuriem nekils klausimo, ką daryti, jeigu tėvynei iškils pavojus. Tiesiog kitą dieną mes stosime į tas pačias savo darbo vietas, tik tai su gal kažkiek kitais tikslais ir kitą aplinką. Tai visai nesenai, kaip tik šią savaitę buvau tokioje paskaitoje labai įdomioj garsios mūsų neuromokslininkės Urtės Neniškytės apie motyvacija žmonėm, kas yra motyvacija žmogui, žmonijai. Na tai pirmas buvo momentas įvardintas, kad taip, tai yra kažkoks atlygis, ar jis būtų materialus kažkoks. Bet iš ties žmogus tokia būtybė, kuriam be galo svarbu yra palaikymas, pripažinimas, suvokimas savo vertės, to, ką tu darai, kad tai yra prasminga. Tai aš labai visiems dėkinga, kad šiuo veiksmu ir šiuo medaliu, kurį turiu rankose, tikrai aš jaučiu tą didžiulį palaikymą ir paskatinimą tęsti toliau savo darbus. Ačiū labai visiems. Aš kaip studentizmai, tai reikia. Tai dėkui ir noriu prisiminti, kaip ir taip užsiminti gal, kadangi šauliai medikai suteikia pirmą pagalbą, bet kokiu atveju, dieną, naktį, kaip sakant, taikos metu, o gydytojai jau patvarko jau vėliau, kažkur pastikuoja, kaip sakant, širdies pulsą. Toliau mūsų, jo, gal irgi galime priminti, kad mes praeitais metais, kovo 11 pagerbėm irgi, yra pas mus tarp medikų, tai Gijonas Sirvydis, profesorius, habilituotas daktaras, profesorius Pranas Šerpytis ir daugiau tenai. Jo,
Tai jo, tiesiog taip ir patys šauliai, ir, kaip sakant, ir komisija, vienu žodžiu, medikai jie arčiausiai tos pilietinės, biškai šiek tiek militarinės gynybinės srities. Tai va, toliau mes irgi tęsime, norime irgi pagerbti Mildą Ričkutę. Prašom pas mus ateiti. Vieną kitą žodį, galbūt pas ją biografija labai plati, labai ilga. Reiškia, jinai, kaip sakant, savo, kaip sakant, muzikinę, tokią profesinę karjerą pradėjo Klaipėdoje, Telšiuose, per visą Lietuvą. Ir čia Vilniui tautai atidavė savo gal 20 ar daugiau metų ir po šiai dienai. Tai irgi tiesiog apsižiūrėjo kultūrininkai ir šauliai, kad gerbiama Milda nėra pagerbta, jinai turi kitokio apdovanojimo. Tai va, tiesiog būtent labai simboliška, kad jos visa veikla per ansamblius, reiškia, Ratilio ir kitus visokius projektus, vadovavimo etniniai centrai Vilniaus, reiškia, judino Vilniaus visuomenės svečius ir taip toliau. Kaip ten, tai va, tai vienu žodžiu labai džiaugiamės ir už galimybę, visas pirmininkas, jo negamų žodis, mes teikėjai. Gerbiami Lietuvos šaulių sąjungos nariai, Vilniaus kuopos savanoriai, aš esu tikrai didžiai sujaudinta, nesitikėjau, taip labai netikėtai gerbiamas Virginijus paskambino ir pasakė, kad esam kviečiami čia. Tai jau nuoširdžiai dėkoju, nes tai yra dar didesnis įpareigojimas. Ir įsipareigojimas dirbti tėvynei, tautai. Sveikinu jūs visus 36 gimtadienio proga. Ir mes be galo džiaugiamės savanorių, kad jie aukoja savo laiką, kad jie vedimi patriotiškumo jausmų, bendrystės, atsidavimo saugomos, mes esam saugus ir kol kas ramiai jaučiamės, tai noriu palinkėti visiems stiprybės, kad ir toliau gausėtų gretos savanorių, kad mes visi būtume kaip kumštis jėga, vedini jūsų ir kariuomenės mes galėtume visi kaip kumštis būti ir ginti savo tautą. O kuo mes galim prisidėti? Mes esame kultūrininkai. Tai kariuomenė be kultūros ir galėjimų, tai juk irgi yra ir savo dainos, mes tiesiog kaip psichologai nuimame įtampas. Tai džiaugiuosi, kad galim rasti bendrą kalbą, bendrus sąlyčius ir kartu būti su jumis. Dėkui jums. Norėčiau dar kartą atsiprašyti, kad nepaminėjau, kad tai buvo nominacija už nuopelnus Vilniui tautai, buvo 4 organizacijų, kad esi Vilniaus rotušės, Šlapalių muziejus, senųjų Vilniečių ir Krašto apsaugos bičiulių klubo renginys. Pirmas buvo pirmininkas žinomas Tomas Šernas. 10 metų buvo, bet labai sudėtinga buvo pakilti į 3. aukštą. Tai jisai jau sakė, atleiskit man, nes buvo laikinai, dabar per prievartą pastatė pirmininkų turėti. Tai Saulius Povilaitis buvo kancleris, kuris šitą kuravo. Kažkiek laiko buvo susirgęs, tai Klaipėda negalėtų nuo visos komisijos pasveikinti visus, kurie gavo ir tie, kurie dar gaus. O taip, kaip sakiau, apie 800 jau yra 1. ir 2. laipsnio medaliais apdovanoti. O Vilniui tautai
tai skaitėsi, mes irgi įtvirtinam, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė. Vienas dalykas, norėtume, kad ir Kaunas sugalvotų Kauną už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai. Gerai. Sėkmės. Turbūt universalus, kaip sakant, tas apdovanojimas tinka, jisai man atrodo ir tautui, kadangi yra tautai ir Vilniui. Jo. Tai tęsiant, mes dar vieną grupelę norim 2003 kuopos šaulius apdovanoti. Žodis kuopos vadui daktarui Kostui Ivanauskui. Tai laba diena visiems. Džiugu, kad susireikia toks gausus būrelis ir svečių, ir kuriuos pagerbsim. Tai kviečiam Vilniaus šaulių kuopos šaulius kai kuriuos, kurie prisidėjo prie Ukrainos pagalbos, prisidėjo prie tokios veiklos. Kviečiu Vytautą Kipą. Ačiū labai už apdovanojimą, pažymėjimą. Nelabai tikėjausi, bet manau, kad kiekvienas šaulys, kuris kažką tai daro naudingo Šaulių sąjungai ar aplamai tautai, yra vertas irgi kažkokio pažymėjimo. Tai dar kartą ačiū ir sėkmės laukiu. Šiek tiek pavėluotas toks sveikinimas, kviečiu Virgį Jocę ir Virgiui truputį pasivėjo iš Ukrainos parama, dronų gamyba kada buvo, reiškia truputį tokia pavėluota, bet įteikiam irgi už pavyzdingą šaulišką tarnybą. Tėvynės slavai. Kai kurie ukrainietiški apdovanojimai ateina iš Ukrainos dalinių, kurie veža tiesioginę tą paramą. Kviečiam Julių Atidukraitį. Julius apdovanojimas taip padėka už padėką šaulišką pavyzdinę tarnybą ir įteikiam taip pat apdovanojimą bepiločio orlaivio kurso baigimo pažymėjimą, kuris jau ir baigęs truputį anksčiau, ne? Sveikinam. Vladas Saklauskas. Vilniaus šaulių kuopos vado apdovanojimas. Sveiki, aš, sakykime, kaip šitos kuopos biškai jaunesnės kartos atstovas, noriu tikrai pasidžiaugti, kad mūsų kuopa tęsia tas tradicijas, tokias apdovanoja žmonės platesnių spektrų negu karyboje, šaulystėje. Tai vat, man labai džiugu, kad medikus mes pastebim. Čia yra, nu, to, sakykime, ne visai karinio fronto, bet tikro fronto kariai ir karės, tai iš tikrųjų jūs gelbėjat gyvybės kiekvieną dieną. Jūs gerinat žmonių gyvenimo kokybę. Tai va, ir tėvukas, aš dabar biškį vėlavau, pas mane Lazdijuose irgi 88 metai, bet aš matau, kokiom sąlygom dirba medikai. Tikrai niekada jums nebus atlyginta tiek, kiek jūs dirbat. Tai aš mačiau, kaip dirbo ir mano mama turėjo klausimų. Tai va, medikai jums tikrai nuimam kepurės prieš jūs ir lenkiam galvą. Tikrai padėka. Ir kai bus, tos Dieve gal nebus, bet jeigu bus, aš žinau, kad jūs mus gelbėsit. Tai čia labai svarbu. O šiaip dar noriu, baigdamas pasakyti, va, tas tradicijas tęsiant mūsų kuopos ir Vilniaus rinktinės, kad dabar Šaulių sąjungoje yra didelės permainos, reiškia, gan stipriai ginkluojamės, yra įsigyta 300 kulkosvaidžių, reiškia, minimi. Perkam dabar, reiškia, šturmo šautuvus, automobilius,
Mūsų kuopa vysto būtent motorizuotų pėstininkų taktiką. Mes, kadangi vyresni visi, tai pritaikom, reiškia, motorizuotas priemonės, tai džipai, keturračiai, enduro motociklai ir bepiločiai, reiškia, dronai. Tai va, tai tikėkit, kad mes tikrai ginsimės. Čia yra visi tie, kurie stovės iki galo. Šauliai stovės tikrai iki galo, kai parodė Suomijos patirtis karo, žiemos karo, kad netgi vyresni kariai turi daug užduočių, kurias gali, reiškia, vykdydami gali paremti pagrindinę kariuomenę. Tai šitoje vietoje pas mus yra 3 kariuomenės, reguliari kariuomenė, savanorių pajėgos ir Šaulių sąjunga. Tai iš tikrųjų 3 kordonai yra stiprus. Mes, ko gero, būsim ne pirmose eilėse, bet tikrai atliksim savo pareigą tinkamai ir tvirtai. Tai ačiū Jums už tai, kad dalyvaujate. Ir Tėvynės labui! Tai iš tikrųjų Vladas irgi prisideda labai prie motorizacijos, tai žinot, be motorizacijos nebūtų ir tų šaulių. Tai vis dėlto turim transportą, Algis Narutis padovanojo, Vitas Poška suremontavo, o Vladas dabar tobulina, tai dedam kulkosvaidį ir kviečiam birželio 22 dieną, kada vyksta birželio sukilėlių metinės, šiais metais 85 metai birželio sukilimui, tai kviečiam į aikštę, kviečiam į Seime vyks renginys 22 dieną, 23 dieną bus paradas šaulių technikos, tai iki to laiko bus technika suremontuota, na ir kas gali, kaip šauliai pasirodo, pravažiuoja Vilniaus gatvėmis. Tai Vladas vienas iš tų iniciatorių. Ir gynybos... Taip, ir dar, aišku, nepaminėjom, kad Lietuvos Vilniaus gynybos, kaip žinot, Vilnius yra labai arti sienos, 35 km, aš gyvenu 25 km nuo sienos Baltarusijos. Tai iš tikrųjų reikalingi tvirtinimai. Tai Lietuvos ta gynybinė siena, Vytauto Didžiojo siena, Vladas yra iš tų organizatorių, kurie stumia tą sieną. Nu, šiuo laiku gal šiek tiek primiršta yra ta siena, bet manau, kad mes kaip šauliai pajudinsim, kad ta siena būtų ir kad Vilnius būtų apsaugotos nuo agresorius, kuris gali ateiti nuo Baltarusijos sienos. Taip, tai toliau tęsiam tada. Tada reikia, kas mūsų. Taip, Rimantas Kazukevičius, ne? Taip, dar truputį turėtume padėkoti medikam, kaip ir čia buvo užsiminta. Aš pats irgi esu medikas, baigęs Kauno medicinos universitetą. Tai džiugu, kad medikai irgi važiuoja į Ukrainą. Kaip žinot, vien tik tai čia dirbdamas greitosios pagalbos skyriui nepamatysiu tų sužeidimų, tokių baisių sužeidimų, kurie patiria civiliai gyventojai. Naudojamos fosforo bombos, reiškia kasetiniai sprogmenys Ukrainoje. Tai medikai tikrai važiuoja į tą pusę ir padeda, organizuojasi. Na, mes dar norėtume padėkoti, pasikviesti Žaretą Palaikienę čia truputį ir... Irgi apdovanoti. Rimantą Kazukevičių. Saulis, muitinės darbuotojas, kuris truputį gal užsimins, ką jisai patyrė, kas jo, kaip muitinės darbuotojai irgi laukia. Tai sveikinu. Lietuvos Respublikai priesaką daviau 1991 m. sausio 15 d. Sausio 23 d. jau saugau Lietuvos ekonominę sieną. Ir sausio 27 d. jau buvau spardomas Lietuvos OMONo. Atvyko, tai buvo pats pirmas užpuolimas medininko pasienio posto. Sušaudė vagonėlės, sušaudė mus 4, 2 valandas ant -15 ledo.
Tai buvo toks pirmas užpuolimas, po to užpuolimai pasipylė smarkiai. Žinot, istorija. Ir Liepos 31 diena, kai atvažiavo okupantai iš Rygos, OMONas ir sušaudė medininkų poste visą tarnaujančią pamainą. Tai buvo mano pamaina, muitinės pareigūnų. Gyvas likau todėl, kad buvau atostogose. Tomas Šernas mane vadavo kaip pamainos viršininką. Ačiū tau, Tomai, už tarnybą. Tomas gyvas, sunkiai sužeistas, bet jisai toliau tarnauja Lietuvai kitoj srity. Tai va tokia būtų mano istorija, kas liečia tėvynės ekonominės sienos saugojimą. O toliau tarnauju šalystėje, kaip sakoma, ištikimas esu Lietuvai ir, kaip sakoma, tėvynės labai. Už pavyzdingą šaulišką tarnybą. Labai dėkui. Nelabai aš čia nusipelniau, bet vis tiek gal dar iki gyvenimo pabaigos ką nors padarysiu. Ačiū, tėvynės labui. Ričardas dirbo sausio 13 dienom televizijos frontuose, dabar jisai tarnauja Šaulių sąjungai, atlieka tokią šaulišką tarnybą, yra antro būrio vadas. Sveikinam. Žinote, labai man tikrai džiugu, malonu gauti šitą padėką, nes iš tikrųjų kelias į šaulystę mano buvo pagrįstas šeimos tradicija. Mano senelis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos savanorių, 1919 metais įstojęs Lietuvos kariuomenę ir gynęs laisvę ir nepriklausomybę, už tai apdovanotas, už mūšius su bolševikais apdovanotas Vyties kryžiaus ordinu, ką aš labai vertinu. Mano tėvelis buvo birželio 23 dienos sukilimo dalyvis, už tai buvo įvertintas 15 metų lagerių Sibire. Aš pats kovojau už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 90-91 metais aš daugelį jūsų gynėjų Seimo atsimenu, nes tuo metu mano ginklas buvo kamera, videokamera ir mikrofonas. Visa, kas tada buvo filmuota ir įamžinta. Tai tie dalykai neužmirštami, dėl to tarnystė tėvynei yra kiekvieno mūsų pareiga. Tėvynės labui. Saulius Kragauskas. Kragauskas yra Vilniaus Šaulių kuopos 2003 pirmo būrio vadas, aktyviai įsijungęs į mūsų veiklą, už pavyzdingą šaulišką tarnybą. Sveikiname. Dėkuoju už įvertinimą, jaučiuosi prisidedantis prie Lietuvos laisvės ir apskritai Lietuvos kūrimo ir gynimo. Tėvynės labui. Padėkų mes turime ir daugiau, bet šiandien nėra atvykę, įteiksim kitus per rikiuotę. Dar norėčiau pakviesti Antaną Burokų, kuris, būdamas tokio amžiaus, jauno ir, kaip žinot, važiuoja į Ukrainą. 25 kartai buvęs Ukrainoje ir veždamas paramą, tai ką mes jaunimi nespėjom padaryti, padaro Antanas. Tai jam už šaulišką pavyzdingą tarnybą irgi padėka. Norėčiau pakviesti Vilnių Marianą Burokienę, kadangi yra neatskirima dalis gerbiamo Antano, kaip mes liaudiškai kalbam, kaip panešė, moralinė palaikytoja ir taip toliau. Visa mūsų šeima, sūnus šauliai, Marti, būrio vadas. Tai tiek, visi kiek galim.
stengiamės dėl Lietuvos ir padedam Ukrainai. Vienas svarbiausias dalykas, dirba lietuvių kalbos fronte, dėstydama kitataučių mokykloje, ugdo lietuvių kalbą. Kaip žinot, šiuo metu, gal nustebsiu tikriausiai daugelis, kada kartais atvykstam į Vilniaus mokyklas, mokiniai nemoka lietuviškai. Įsivaizduokite, Vilniuje, ne kažkur kitur, ne Šalčininkose. Tai vat vis dėlto tas lietuvybės nešimas į lietuviškas mokyklas, į rusiškas mokyklas, lenkiškas mokyklas, kurios Vilniuje yra labai svarbus. Tai tas frontas, kuris dar nėra iki galo padarytas. Įsivaizduokite, mokytojai, vaikai kalba rusiškai. Vilniuje. Kviečiam Vytautą Ještautą. Ir norim buvusį vadą, tarti žodį. Apdovanojimų jokio negavau, ačiū. Bet šito medaliu apdovanotas esu anksčiau. Prisistatysiu, dimisijos majoras Vytautas Ještautas. Kodėl aš prie mikrofono? Todėl, kad kurio čia nėra pulkininką Gečo, mes dviese organizavom tą pirmąją šaulių priesaiką. Ir šitai garbingai publikai norėjau keletą žodžių pasakyti, kadangi tiesiog, kada mes atkūrėm ar gal sukūrėm Vilniaus rinktinį tokio potencialo, kaip dabar čia sėdi, buvo pas mus vidurinioji klasė žmonių, kurie nebijojo stoti į šaulius, kadangi pirmoji priesaika buvo 90 metais, rusų kariuomenė okupacinė buvo Lietuvoje. Mes vieni pirmųjų suorganizavom šaulių priesaiką. Aš už tą organizavimą buvau atsakingas, o priesaiką vedė pulkininkas Gečas. Jums noriu pasakyti turbūt istorijas. Tuo metu buvo šaulių vadas Mirvydas. Tai įsivaizduoju, toj pirmoji priesaikoje mūsų vadas nedalyvavo, neprisiekė, jis vėliau prisiekė. tą pačią dieną. Kokia padėtis tą pačią dieną, bet ne toj kaip buvo. Aš žinau, kad jo nebuvo. Skaitosi, jis buvo prieš tą priesaiką. Nu, nenagrinėsim, koks tai buvo žmogus, ar jis bijojo, ar panašiai, bet jo nuostatų tokį buvo. Valdyboje buvo Burokas, buvo aš, buvo pavaduotojas pulkininkas Gečas, buvo čia apdovanotas Šaulių sąjungos vadas Mintautas. Ir tai kas nebepamenu. Tai mes visi nutarėm padaryti priesaiką. Ir noriu tuo pačiu pasidžiaugti, kad šitą vadovybę dabartinį Šaulių sąjungos kuopos vadas ir skyrių vadai neužmiršta tos datos. Nes tuo laiku buvo labai sudėtinga padėtis. Ir dar noriu, kadangi čia daug naujai šaulių, noriu pasakyti, kad Šaulių sąjungos iš visų gyvenimas sprendėsi tada. Buvo susirinkimas, kuriam dalyvavo pulkininkas Gečas, aš ir Burokas ir daugiau ten šaulių. Ir buvo klausimas, ar šauliai įsijungs į kariuomenės gretas, kaip saka, ar šauliai atskirai liks. Ir tada mes nubalsavom, kad šauliai nesijungs. Jeigu būtumėm jungėsi į kariuomenę, tai Šaulių sąjungos nebūtų buvę, būtų pradingusi Šaulių sąjunga, kadangi būtų įsiliejusi kariuomenė.
Ir tada atsirado savanorių skatas, vadinamas savanorių pajėgos. Arba savanorių, kaip kitaip vadinasi. Tai va, buvo tokia padėtis. Gečas buvo skiriamas vadu ir jis buvo tada paskirtas savanorių sąjungos vadu. O mes atsiskirime, tiesa, dar dalyvavo komisijai, Kauno šaulių vadas ir pavaduotojas Jankus ir Sinkevičius, šitas Stasys Ignatavičius. Tai va tokia matytis buvo. Tai va noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad paminėjo, džiaugiuosi matydamas tokį kontingentą gražų kuopos. Ir džiaugiuosi tuo pačiu, norėdamas ir pasakyti, kad mes Šaulių sąjungai saugosim ir toliau būsim garbingi Šaulių sąjungos nariai. Ačiū Jums dėmesį. Vytautas dar žaidžia už krepšinio veteranus. Europos pirmenybėse pirmą vietą paėmęs. Amžių. 90 su biškučiu. Dar yra keletą apdovanojimų už nuopelnus bičiulių klubo. Tai norėčiau prašau irgi Joci. Gerai. Vilniaus Šaulių kuopos būrio vadui už Lietuvos regionų etnokultūros puoselėjimą ir aktyvią šaulišką veiklą. Tėvynė mūsų žinios, prakaitas ir kraujas. Dailiai Bikuličiui. Tai gali atiduosi? Atiduosime, ne? Taip. Kauniškiai. Liutaurui Trumpuliui už aktyvią šaulišką veiklą istorinę Lietuvos atgimimo atminties viešinimą. Tėvynės labui. Gedimino Jankui, pirmajam Lietuvos Šaulių sąjungos vadui, dramaturgui už aktyvę visuomeninę veiklą ir atminties apie Lietuvos istorinio atgimimo garsinimą. Tarp čia Marius Kulbis, čia jo raštas, ten kuris buvo apdovanotas. Sakė, dar ir toliau taip. Tėvynės labui. Jo, reikia pasakyti, kad mūsų šauliai labai kuklus yra, bet vieną dalyką patyriau, kad mane biškai kartais būdavo žaisdavo, kai jau brandaus amžiaus žmogus išeina daug nusipelnęs ir mes, kaip sakant, užmirštam šiandien gyvai padėkoti. Tai va, šitą Gerbiamas Marius yra vienas iš geriausių kaligrafų mūsų kuopos, tai reiškia, kaip sakant, džiaugiamės, kad turim tokį nagingą, reiškia, gabą dailininką ir šaulį. Ačiū labai. Lietuvos bičiulių apsaugos bičiulių klubas padėką išneškė daktarui Kostui Ivanauskui, Lietuvos Šaulių sąjungos 2003 Vilniaus kuopos vadui už aktyvią edukacinę veiklą, patriotiškai ugdant jaunąją kartą, tyriamąją veiklą apie 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilimą. Tėvynė mūsų žinios, prakaitas ir kraujas. Dabar jau mes, taip sakant, ačiū Dievui už kantrybę visiems.
bet čia svarbi dalis. Aišku, norim padėkoti ir kad mus įsileido būtent karininkų Romovė. Dėkojam jiems. Dėkojam Vilniaus Šaulių kuopai, asociacijai Vilniui tautai, už organizacijos, kaip sakant, prisidėjimus. Ir mielai kviečiam, kadangi, kaip ten sako, vienas plienas arba vienas ginklas be dainos, kaip sakant, negyvos. Tai mielai prašom jums patalkinti, užvesti, kaip sakant, vieną kitą dainą. Dar kol ateis į sceną, norim pasidžiaugti tokiu neoficialiu, tokiu, kaip sakant, pašnekesiu su Šaulių sąjungos vadu pulkininku Izeliu, kai mes dainavom prie sausio 13 laužų. Jis užsiminė, būtų gerai, sako, turėti vienoj krovoj, reiškia, kariškų, pilietiškų dainų, tokį dainyną. Irgi užsiminiau, kad aš turiu Šaulių šitą iš tarpukario, maždaug jauno dydžio, reiškia, knygutė, 100 dainų. Tai vat reikėtų, man atrodo, šiuolaikiniam priemonėm sureiktuoti kažkokį repertuarą ir mielai kreipsimės į gerbiamą vadovę. Va čia kažką panašaus jau turi. Va. Kai dirbom Vilniaus Etninės kultūros centro direktorė, mes kaip tik išleidom patriotinių dainų užmaršties nepaliestas dainas. Yra ir internete, galima pasidauginti, tai čia visos tokios populiarios ir noriu paakinti jūs, pakviesti. Jo. Tai šaunu, tai matyti reikės vieną pas jūs užeiti į centrą, pas kolegas. Tai prašom čia centrinę dalį ir mes pridėsim. Gerai. Ne, mes kartu tiesiog pasiklausysim, prikipsim. Jau mums vadovauja ir tikrai mes labai džiaugiamės, mes turėjom nemažai programų, bet labai dėkojame, kad tokį savo paėmėjimą jūs mums pakvietėte, mums didelė garbė ir tikrai mums yra labai saugu, kai pamatom tiek daug šaulių ir tiek mūsų technikų ir tokį gražų šventę. Tai sveikiname jūs ir kviečiame draugę dainuoti, čia tikrai nebus koncertas, o bus pasidainavimas. Taip, nes mes irgi be jokių repeticijų užvakar sužinojome, tai va dabar tik susirinkome, pasižiūrėjome, kokias žinokame dainas, kokias jūs galite mokėti. Tai tokias paprasčiausias, visų dainuojamas, visų žinomas dainas. Nu, žiūrėsim, kas nors.